visi dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir šį kartą aš jums filmuoju antrąją pabaigtų produktų video dalį. Jeigu nematėte pirmosios, tai kviečiu pamatyti tą pirmąją dalį. Deja, kol kas negaliu nufilmuoti visko viename video, o šios video aš filmuosiu kaip ir ispanų kalba savo kanale ispanų kalba kas 3-4 mėnesius ar panašiai. Tai, kaip sakant, tie video būna bent jau mažiausiai pusės valandos ilgumo, dėja kol kas negaliu įkelti pusės valandos ilgumo įrašų, tad tenka dalinti į 2-3 dalis priklausomai, kiek ten tų produktų ir panašiai. Tai tikiuosi, kad, kaip sakant, jums tai nelabai rūpi, sakykime, matyti kelias dalis apie tą patį praktiškai. Bet jeigu jums įdomu, kągi dar aš užbaigiau per šiuos pastaruosius 3-4 mėnesius, likite žiūrėti šio įrašo. Taigi tęsime. Užbaigiau šitą kaukę, plaukų kaukę iš, manau, kad firma vadinasi Coconut Oil. Aš šitą kaukę įsigijau Sally Beauty Supply parduotuvėje, tad jeigu kažkur matysite šitą parduotuvę, tai turėtumėte rasti ir šitą kaukę. Aš įsigijau labiau dėl to, kad jinai, čia kaip ir su kokosu rašo, ar ne, kaip ir regeneruojamoji kaukė, atkuriamoji kaukė ir taip toliau ir panašiai. Gal kas, jeigu labai dažnai dažotės plaukus, ar jūsų plaukai labai sausi ar panašiai, tai gal jums kažką, ta kaukė ir kažko padės. Aš iš tiesų tai nepajaučiau jokio skirtumo. Vienintelis dalykas man patikęs ir susijęs su šita kaukė, tai buvo jos kvapas, kvepia skaniai, ganėtinai skaniai kokosų, bet iš tiesų tai nesvarbu, ar aš didelį, ar tokį normalų kiekį tepiausi ant plaukų. Iš tiesų nieko nepajaučiau, tai tas pas buvo, ar aš tepiausi ją, ar nesitepiau ant plaukų, tai taip sakant, neketinu pirkti. Taip pat užbaigiau ne vieną porą peiliukų, čia maiše jų ne vienas yra, bet čia įdėti 2 skirtingi. Šitas raudonas tai yra būtent iš firmos Equate, tai aš juos jums tikrai rekomenduoju, jie yra tokių ryškesnių spalvų, jeigu tik tai pamatysite tokią, tai jie neblogi, o šitie tokie pasteliniai, kur būna, man atrodo, gal porą firmų leidžia panašius, o gal vieną nebeprisimenu, tai iš tiesų man nepatinka, man nuo pirmos dienos naudojimo, taip sakant, šitų peiliukų, tai atrodo, kad jie būtų jau naudoti kokius 10 kartų ar panašiai, aš nejaučiu, kad jie man padėtų, kaip sakant, su plaukeliais ar ne, tai žiūrėjau, ne, bet iš Equate tai tikrai rekomenduoju. Taip pat užbaigiau BB kremą iš Pond's Flawless Radiance BB Plus arba BB kremas. Tonas ir spalva yra light. Man labai patinka šiandien užsitepusi tą kremą tom dienom, kai aš nenoriu teptis makiažo bazės, taip sakant, makiažo pagrindo, nes man atrodo makiažo pagrindas ne visą laiką, bet dažniausiai būna kaip ir sunkesnis, ar ypač jeigu aš noriu, sakykime, tik keliom valandom to savo makiažo, nes šitą žmonę laiko 20 valandų ir noriu, kad būtų su apsauga, jeigu kažkur važiuosiu į saulėtą karštą vietą, tai arba būsiu saulėje nemažai laiko apskritai čia mieste, tai šitą naudoju ir tikrai labai nuostabus. Jeigu kažkur užmatysite, turi dar, man atrodo, medium, ar tamsią spalvą neatsimenu, ar turi, tai žodžiu, tikrai neblogas ir tikrai pirksiu dar ne vieną kartą. Taip pat pabaigiau, tiksliau nepabaigiau, išdžiuvo šitas pravedimas keistas iš meksikiečių firmos Bisu, jis yra mėlynos spalvos, jis man išdžiuvo, nes aš jį pamiršau, bet man patinka, aš turiu juodą ir turiu rudą, rudas gal irgi išdžiuvo, bet reiktų paieškoti jo dar. Tai man labai patinka, kai noriu pravedimą pasidaryti greitai, tai tikrai nebijodama pirksiu mėlyną, man atrodo, turi žalę, žodžiu, visas spalvas. Taip pat iš meksikiečių firmas Bisu užbaigiau šitą aliejų, migdolų aliejų nagams. Jis ganėtinai ilgai man laiko, atrodo kaip lako buteliukas normalus, turiu kitą jau naują naudojimą, man jis tikrai patinka, aš jį ant viso nago naudoju ir taip sakant ant odelių, žodžiu, tikrai neblogas produktas, turint omeny jo kainą ir tikrai nebijodama pirksiu dar ne vieną kartą. Taip pat iš Venus firmos užbaigiau Gillette Venus, taip sakant, šitos peiliukus. Šitie yra ne vienkartiniai, bet tie, kuriuos reikia išmesti. Neblogi, bet kažkaip aš pripratau jau prie didesnės galvutės. Kaip matote, yra šiek tiek skirtumas, tai man labiau patinka šitie, kur su keičiamomis galvutėmis. Šitą išmetu, nes jau kaip ir sulūžo. Čia turiu naują, šitas yra Venus Embrace, šitas neatsimenu kaip vadinasi, bet kaip ir kvepėjo mangais. O dabar turiu Venus Breeze ir kainuoja, man atrodo, ganėtinai pigiau negu Venus Embrace. Žodžiu, man abu patiko ir taip pat baigiau ne vieną
tą galvutę, taip sakant, čia pilna ir maiše dar pilna, kaip sakant, šitos, kaip matote, yra iš Venus Embrace, taip pat turiu iš Venus Breeze. Žodžiu, man patinka šitos gal labiau negu iš Venus Breeze, nes tos turi kaip ir tokį, kaip ir muiliuką, bet ne dėl to, kaip pasakyti, tik tai, kad skirtumas, kodėl šitie man patinka labiau gal dėl to, kad neturi to muiliuko, bet mažiau patinka dėl to, kad kainuoja daugiau. Žodžiu, tikiuosi supratote, ką noriu pasakyti, bet šiaip tai Venus firma man tikrai patinka tam reikalui. Gal, kad maždaug suprastumėte, apie ką šneku, čia buvo muiliukas, čia yra Venus Breeze, dabar jau jo nėra, tai man nepatiko, kad jis taip greit susinaudoja, o čia yra tas Venus Embrace. Tai šitas kažkur dvigubai pigesnis už šitą, bet man labiau patinka šitas. Taip pat užbaigiau porą dezodorantų, šitą iš Nivėjos, atlasinis, ar kaip čia pavadinti lietuviškai, na kaip atlasinio tokio tipo. Ir šitas iš Rexonos, kur 10 kartų daugiau apsaugos. Abu patinka, gal iš Rexonos šiek tiek labiau, bet šiaip tai bet kuris man patinka. Taip pat užbaigiau dar vieną kaukę plaukams, šitą iš firmos Ion ar panašiai, irgi pirkau Sally Beauty Supply parduotuvėje. Šita yra kaip ir būtent, kad plaukai būtų švelnus, bet aš nieko jokio švelnumo nejaučiu, nebent kai dėjusi labai jau nemažą kiekį kaukės ant plaukų, tai tada kažką jaučiau, bet kai dėdavausi normalų kiekį, taip sakant, tai nelabai, tai, kaip sakant, jeigu dėsies pusę pakuotės ant plaukų, tai per 3 kartus užbaigsi tą kaukę, tai kažkaip, kaip sakant, neapsimoka. Tu yra ne vienos spalvos, tai kaip ir, na, su kitokios spalvos raidėm, tai spėju, tiksliau nespėju, turėtų būti, na, kaip ir kitam tikslui tos kaukės dar skirtos. Galbūt įsigyčiau pabandymui dėl smalsumo pasižiūrėti, ar kita šitos firmos kaukė man patiktų labiau, bet bent jau šita tikrai man nelabai patiko, tad geriau aš jos nebepirksiu. Pagaliau baigiau šitą makiažo pagrindą iš NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Man tikrai užėmė daug laiko ir pastangų ir noro, nebuvimo, tiesą sakant, užbaigti šį makiažo pagrindą. Aš jau jums nufilmavau tą apžvalgą šito makiažo. Tai trumpai tariant, man nepatiko, aš jo nepirksiu, daugam patinka, bet su manimi dėja kažkaip nesusidraugo. Atleiskite, turim kaimynus, kurie turi mažą šuniuką, kuris visą laiką loja dėl bet ko, tai jeigu girdėsite jį fone, tai čia tas šuo, toks aleputelis ir panašiai. Jau žmonės nesimoko savo šunų nekelti triukšmo kaimynų. Žodžiu, kitas makiažo pagrindas, tas man labai daug džiaugsmo sukelia, kurį baigiau, tai, nu tiksliau, čia jau liko gal porą panaudojimų, tai yra šitas iš Bisų, iš meksikiečių firmos Bisų, Longwear Foundation. Man labai patinka, jau turiu kitą, tikrai. Turint omeny kainą, tai yra labai nebrangus makiažo pagrindas, tikrai geras, nesakyčiau, kad gal kaip lyg kainuotų kokiu 30 eurų, sakykime, tokia jo kokybė, žinoma ne, bet turint omeny jo kainą, dabar iš galvos negaliu pasakyti, kiek kainuoja, gal kokius 4 eurus ar panašiai būtų eurais, tai žodžiu, tikrai geras produktas ir tikrai rekomenduoju kažkam įdomu. Kitas užbaigtas produktas tai yra šitas serumas Skin Perfection iš L'Oreal. Deja, šitą aš turiu išmesti, na, jo likę gal tai yra tiek, bet aš jį turiu gal 2 metus, o jo naudojimasis, na, galiojimas, ar kaip čia pasakyti, yra 1 metų. Šitą aš atsivežiau su savimi iš Lietuvos. Deja, čia nerandu, nesu mačiusi šitos linijos. Man labai patiko iš tiesų šitas serumas, nes labai švelni oda buvo, toks kaip primeris kažkuria prasme, gal, žodžiu, labai patiko. Bet dėja negaliu jo įsigyti, bet jeigu jūs galite, tai įsigykite, išbandykite ir parašykite man. Kitas makiažo pagrindas, žiūrėkit, kiek makiažo pagrindų baigiau, yra šitas iš Catrice Nude Illusion Makeup. Mano spalva yra 010 Nude Ivory. Lietuvoje tikrai turėtų būti nesunkiai gaunama. Čia sunkiai gaunama. Turiu dar vieną, kurį gavau dovanų, man atrodo. Tai šitą nebijodama irgi pirkčiau, jeigu tik tai čia atvežtų Catrice firmos gaminius, taip sakant, ar ne, bet kadangi ne, tai negaliu įsigyti, bet jeigu norite mano apžvalgos susijusios su šiuo makiažo pagrindu, tai rašykite komentaruose ir mielai jums nufilmuosiu, bet šiaip trumpai tai rekomenduoju.
Greitai lekiam dar per kelis pabaigtus produktus. Pabaigiau šituos vazelinus ar balzamus lūpoms iš Kalmės, kaip matote, skirtingų formatų. Man labiau patinka šitas iš tubelės išspaudžiamas, šitas kažkaip labai greitai pasibaigia ir kainuoja bent jau čia tą patį. Tai šituos aš jau ne kartą pirkau ir tikrai dar ne kartą pirkau. Taip pat pabaigiau šitą blakstienų tušą iš Benefit Roller Lash. Man jis labai patinka ir dėja pabaigtas. Na, galėčiau nufilmuoti jums apžvalgą, jeigu jums įdomu, bet jis jau pabaigtas. Vienas iš mano mėgstamiausių iš brangių tušų. Kitas produktas, kurį daug laiko man reikia pabaigti, bet tai čia geroji to, sakykim, pusė, tai turiu menį šitą eyebrow set, tai yra ne blakstienų, antakių rinkinukas iš K3, turintis 2 spalvas. Man turbūt užtruko kažkur tai 2 metus, užtrukau, kol jį užbaigiau, tikrai labai geras produktas. Žinoma, jeigu ieškote kažko atsparaus vandeniui, tai, kaip sakant, ne šitas produktas jums tinkamas, bet jeigu tai kažko kasdienai ir labai neliečiate savo, sakykime, veido dažnai, tai tikrai labai geras produktas, Lietuvoje gaunamas ir rekomenduojamas. Ir paskutinis daiktas, produktas, kurį pabaigiau ne vieną pakuotę, tai yra šitie šitos batos kvadratėliai, tiksliau ne kvadratėliai, jie apskritimai tokie nusivalyti makiažai iš firmos Equate. Man labai patinka, jie yra maždaug delno dydžio, tai užtenka vieno visam veidui, 2, jeigu jau labai ten toksai makiažas buvo labai spalvingas, sakykime, man tikrai patinka, jį matėte mano pirkinių video, tikrai rekomenduoju, jeigu jį kažkur užmatysite, šitą firmą ir šitokią pakuotę, kuri yra su glicerinu, tikrai rekomenduoju. Tai tiek čia to video, pavyko man nufilmuoti 2 tik tai dalis šitų užbaigtų produktų. Vėlgi rašykite, jeigu kažką esate išbandę iš šitų mano rodytų produktų šioje dalyje, kokia jūsų yra nuomonė, nes yra ne vienas produktas, kurį galite įsigyti Lietuvoje ir tikriausiai naudojate jau ar esate naudoję, tai rašykite vėlgi, kokia jūsų nuomonė, jūsų įspūdžiai. Kalbant apie vieną arba kitą produktą, pažiūrėkite ankstesnį video, rašykite šiaip savo pageidavimus komentaruose. Aš siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitame video. Iki!